čia sukuriam, padarom vieną didelę šeimą kartu su atvažiuojančiais ukrainiečiais, kartu su jais darome muziką, gyvenam kartu, valgom kartu, viską darom kartu. It's nice to see how they go together and want to know things about each other and have lots of fun. Projektas yra labai svarbus ne tiek ukrainiečių vaikams ir lietuvių vaikams, nes yra bendras projektas. First they think, oh, it's not possible to do 7 or 8 songs in this 4 or 5 hours we practice. But now they're convinced, and they ask me, can we do some more maybe? Kiek jau turim stovyklų pradžių, kai atvažiuoja nekalbus ir tos akis tokios labai negyvos būna ir reaguoja kiekvieną pokštelimą motociklą pravažiuojant pro šalį ar kažkokį triukšmą, paskui per keletą dienų kitus garsus pasinėrė kažkaip tie krūpčiamai truputį aprimsta ir mes tikimės, kad nors toks mūsų indėlis yra, jis gal svarbus gal žmonėms. Kiekvieną kartą, kai šitas projektas vyksta, yra tas toks artimumas. Kai mes randame kažką bendro, ar iš kažko juokimės, ar mes tarpusavį, pavyzdžiui, dabar su Kambarių švara konkuruojam. Tai man tokie yra vis tiek labai nuostabūs, šilti, saulėti momentai, dėl ko norisi grįžti man ir grįžti ir vėl bendrauti su vaikais iš šio projekto. Tikrai nuostabu, nes yra labai nedaug tokių stovyklų, kur tu gali nemokamai atvažiuoti tave, turi labai daug pramogų, šansų pabendrauti ir tiesiog čia įdomu ir smagu. Ir aišku, po karo, kai tu gyveni karo metu Ukrainoje, tai yra sunku ir galvoj, ir tiesiog jausmai yra tokie nuovargis, o kai atvažiuoji į Lietuvą, tu gali pailsėti, padaryti, ką нori. Ми б хотіли, коли настане мир в нашій країні, запросити і литовських дітей до нас в Україну, щоб вони подивилися на нашу мальовничу природу, познайомилися з нашою культурою, з нашими національними стравами.